Kalbėsim apie kroserius, taikinį, kuris skrenda iš kairės į dešinę, iš dešinės į kairę. Jis gali skristi aukštai, vidutinio aukščio, žemi kroseriai, bet jų šovimo principas taip pat yra daugmaž vienodas. Šitam taikiniui taip pat tinka visi pavedimo būdai, tinka ir aplenkiant taikinį, ir šaunant atsitraukiant nuo taikinio, ir vedant priekyje. Aš dažniausiai šitos taikinius šaudau vedant priekyje, bet tikrai rekomenduoju pabandyti visais būdais ir išsirinkti savo tinkamą būdą, kaip jums yra patogiau ir geriau nušauti šitą taikinį. Kas svarbu yra? Labai svarbu vėlgi pasirinkti šautuvo vietą, kur jūs laikysite šautuvą ir kur jūs žiūrėsite laukiant taikinio. Todėl, kad mūsų akis vėlgi turi duoti visą informaciją mūsų kūnui, ką daryti. Vadinasi, akis turėtų pirmiausiai pamatyti taikinį, o tada jūs turėtumėt pradėti savo judesį link taikinio. Šiandien šausim iš bokšto skriejantį iš dešinės į kairį taikinį. Tik tai čia labai vėlgi svarbu atkreipti dėmesį, kada mes pamatom tą taikinį. Pradžioje šitas taikinys skrenda miško fone ir jo pradžios mes negalime matyti, pamatome tik dangaus fone. Tai mes turėtume dangaus fone tolėliau pasistatyti savo ginklo vamzdį, o akis nukreipti į pradžią, kur mes pradedam matyti šitą taikinį. Kada pamatom taikinį, dedamės ginklą prie peties ir pradedame judesį. Ir kada mes jį aplenkiame ar pradedame judėti vienodu greičiu, ar atsitraukiame nuo taikinio, savo pasirinktoje vietoje, tai yra breakpointe, iš karto spaudžiame gaiduką, nestabdydami savo ginklo vamzdžio pavedimo. Norėčiau parodyti, kur aš pasistatau savo vamzdį ir kur aš žiūriu. Taikinį mes pamatome tik tai dangaus fone, kur baigėsi medžiai. Aš pasistatau tolėliau savo vamzdį, pasirenku vietą, kur aš nušausiu šitą taikinį, atvedu ginklą truputį link taikinio išlėkimo vietos, o galvą pasukiu ten, kur aš pradžioj pamatau taikinį. Kada aš pamatau taikinį, pradedu dėtis ginklą prie peties, pradedu vesti, kada pajuntu tinkamą vietą, tai yra breakpointą sutinku, tada paspaudžiu gaiduką, nestabdydamas ginklo pavedimo. O dabar pabandysim iššauti žemesnį kroserį, kuris skrenda iš dešinės į kairę. Ir kas čia svarbu? Jisai turi tokią truputį puslankio trajektoriją ir visiems vėlgi atrodo, kad jisai labai greitai žemėja. Bet šito bijoti nereikia. Reikia paprasčiausiai pasirinkti savo breakpointą, tai yra šūvio vietą, kur jūs šausite. Atvesti šautuvą truputį link išskridimo taikinio. Kada taikinys išskrenda, galva pasukta link išlėkimo, jūs keliate ginklą, dedatės prie peties ir vėlgi judėdami į viršų spaudžiate šalia taikinio. Visi pavedimo būdai tinka. Koks kam geresnis. Galima ir aplenkiant, ir priekį vedant, ir atsitraukiant nuo taikinio. Bet kas svarbu? Svarbu visada būti žemiau trajektorijos ir visada iš apačios į viršų įeiti į trajektoriją. Nors jums atrodo, kad šita trajektorija yra krintanti. Bet šito nereikia bijoti, jums reikia kilti viršų ir šauti šalia taikinio, į kurią pusę jisai skrenda.